Claire Miller buvo 14-metė mergaitė gyvenusi Manheimo miestelėje Pensilvanijoje su savo tėvais ir vyresniąja seserimi Helen. Claire tėvas Markas Milleris buvo turtingas žmogus ir suteikė šeimai viską, ko tik jie įsigeisdavo. Markas dėjo visas pastangas, kad savo vaikus auklėtų kuo geriau. Vyresnioji Helen buvo 19-metė ir ji buvo neįgali, o Claire ir Helen santykiai atrodė tiesiog puikus. Claire rūpindavosi savo vyresniąja seserimi ir lankydavosi ligoninėje kartu su ja, nepalikdama jos vienos, kai jai buvo sunku. Tačiau puikios šeimos įvaizdis sugriuvo, kai Claire tuo metu 14-metė buvo suimta 2021 m. vasario 22 d., kai vidury nakties nužudė savo neįgalę vyresnąją seserį. Iš karto po nusikaltimo mergina savo TikTok paskyroje įkėlė kelis nerimą keliančius video, o apie 1 valandą nakties nužudžiusi seserį ji paskambino policijai ir prisipažino įvykdžiusi nusikaltimą. Kai policija atvyko į jos namus, jos tėvai nė neįtarė apie įvykius, kurie įvyko už jų miegamojo sienos. Tada Claire nusivedė policiją į kambarį ir nuvedė juos prie savo mirusios sesers. Miegamasis buvo pilnas kraujo, o paauglė deja nesigailėjo to, ką padarė. Buvo sukurta daug teorijų ir spėlionių, kodėl Claire nusprendė nužudyti savo seserį. Viena Claire draugė sakė, kad Claire dažnai kalbėdavo apie mirtį, tačiau Claire tėvai nesutiko su jos draugės pareiškimu. Kilo kalbos, kad Claire pavydėjo savo vyresnėjai seseriai Helen, kuri būdama neįgali mėgavosi tėvų dėmesiu, o tai nepatiko Claire. Ji norėjo viską baigti kartą ir visiems laikams nužudydama savo vyresnąją seserį, kad galėtų džiaugtis būdama vienintelė jos tėvų gyvenime. Taip pat buvo manoma, kad Claire tiesiog pavargo nuolatos prižiūrėti savo seserį. Kai tik byla buvo paviešinta, Claire išgarsėjo socialiniuose tinkluose, o ypač TikTok. 14-metė iš pradžių TikTok turėjo vos 21 000 sekėjų, tačiau nužudžiusi savo seserį jis sulaukė dar 11 000 ir iš viso išaugo iki 32 000 sekėjų. Paskutinis jos vaizdo įrašas sulaukė milijonų peržiūrų, tačiau greitai TikTokas panaikino Claire puslapį. Nepilnametės apsėsti žmonės kūrė jos gerbėjų puslapius ir skelbė visus jos senus vaizdo įrašus. Tačiau toks baisus nusikaltimas kaip gyvybės atėmimas niekada nepateisinamas jokiais paaiškinimais. Lancasterio policija nuvežė Claire į vietos policijos nuovadą, kur ji buvo apklausta, kad patvirtintų, jog jos prisipažinimas buvo teisybė. Po apklausos policija suėmė Claire Miller, kuri buvo apkaltinta žmogžudyste.